Tai mes paskutinį kartą, kai kalbėjom, gavom ar ne gražų bounsą nuo visos šitos realiai zonos, turim vieną didelį range, ar ne, po šitos monster likvidacijos ir tiesiog dabar range'inam, ar ne. Turim range high, range low. Ir puikiai galim, kad ir šitas dvi zonas, ar ne, taip aktyviai treidinti. Jeigu taip pasižiūrėtumėm truputėlį arčiau. Tai irgi čia bildinam liquidity curve ar ne gražų. Ir price actionas yra toks labai negražus ir labai glaustas. Kai jis būna va toks ar ne, taip, gali būti taip, po biškį ir kilti, ir kilti, ir kilti, bet mes formuojam va tokį ir čia visur stop lossai, visur liquidity, tai gali tiesiog labai greitai išvalyti mus. Dėl to stop lossas visada turi būti arba perkeltas į antrį, arba labai arti antrio, jeigu mes turim ar ne sėkmingą treidą, kaip pavyzdžiui dabar turim sėkmingą treidą, dėl to mums yra daug geriau stop loss ar ne kuo labiau minimalizuoti. Kad jeigu kartais turėtumėm ar ne tokį veikinimą, kad nenukentėtumėm labai stipriai. O toliau visi Ethereum planai, viskas yra kaip ir galiojantis. Viskas yra kaip ir galiojantis, range high shortas, vėlgi range low šitas irgi pakartotinai longas, visa šita zona aš tikrai, ta prasme, norėčiau, kad mes vykintumėm ir realiai viską išvalytumėm. Kas čia supildė longus, nu, jie negali taip ilgai čia būti, juos irgi reiktų pravalyti. Ar dabar pravalysim, aš nežinau, bet turėtumėm. Tai irgi long zona, alertas užmestas. Ir kurį laiką tikriausiai šito mega swing shorto nesulauksim, bet jisai gali būti šitam čarte, ar ne? Kad mes turėtumėm omeny. Jisai gali būti, kad nepasimestume. Ir viskas, tai va tokios Ethereum idėjos, skalpinti jūs visada galite, ar ne? Ant 15 minučių prisigalvot visokių dalykėlių, jūs visada galite, bet kai yra toks glaustas price action, tikrai labai nesinori tiesiog lysti tokias pozicijas ir statyti save į tokią poziciją, kur lengvai gali išstopinti, nes čia viskas yra glausta, taip super glausta. Ir jeigu nori tokius judesius skalpinti, gerai, bet aš noriu vadovauti šitom ekstremaliom zonom ir jas treidinti ir įeiti taip jau riebiai ir ne tokias pozicijas, tai yra, nu, man svarbus dalykas, nes jeigu turėčiau daugiau laiko, nebūčiau kelioniai, nebūtų kitų dalykų, tai galbūt, jeigu visą dieną prie kompo sėdi, labai gerai galima skalpinti, ar ne, ir ten galima per dieną ar po 10 treidų apturėti 2 prie 1 tokių gražių setupų, hitint tiesiog base hitus ir viskas. Bet esant va dabar, tai tiesiog noris tikrai tokias ekstremalias zonas treidint. Taip pat. Tai tiek apie Ethereumą, praeisim dar jaučiu ir kitas valiutas, nes jau išėjau. Pas mus dabar yra truputėlį po 10, vaikas užmigo. Turėjau pasirinkimą, va dabar išeit ir arba va prikėpt vidosikų ir eit sportuot. Ar pasimt, va tiesiog va kokio vyno, alaus atsisėst, chartint ir išne daugiau video. Tai pažiūrėsiu, kaip čia seksis. Noriu ir pasportuot nueit ir tada realiai eit miegot. Bet gal viską suspėsim ar ne pasidaryti. Ir paskutinis shoutoutas, kad turim dar 66 procentų nuolaidą, pratęsim 48 valandom. Jeigu norit prisijungti prie mūsų Discordo, gauti setupus, mokymus, copy tradingimą, labai daug visokios info. Nu, ta prasme, jeigu tiek esat naujas traderis, tiek esamas traderis, tikrai rasit savo daug dalykų. Tai galit prisijungti prie mūsų, mėnesinį narystę su nuolaida šiam 7 eurai, man atrodo. Ir galit pasižiūrėti mūsų Discord'e nemokamai atsiliepimus ir rezultatus. Visos nuorodos yra bio, o jeigu kažkaip nesurandat, tiesiog brūkštelkit man žinutę ir atsiųsiu. Užmetam liuksą ir keliaujam prie kitų valiutų.